Telšiuose vyksta diskusija dėl kadaise poeto Vydūno pasodintų kaštonų alėjos prie Žemaitės dramos teatro nukirtimo. Miesto inteligentijos atstovai suabejojo savivaldybės sprendimu nukirsti istorinius medžius dėl prastos jų būklės. Atseit jie kelia pavojų praeiviams, bet įsigilinus į problemą, abejonių kyla dėl kaštonų būklės ekspertizės kokybės ir tikslingumo sunaikinti šios daugybę metų Telšius puošusius medžius. Ponas Antanai, va čia matome kelmą katedros aikštėje labai seno kaštono. Kiek jam galėjo būti metų? Apie 100 metų galėtų būti jau. Kodėl jis neatlaikė audros? Dabar sprendžiant iš kelmo, kad turėjo didelius puvinius. Ir šičia yra bėda ta, kad puvinys koncentravosi vienoj pusėje. Reiškia, šitoj pusėje dar gyvos medienos buvo pakankamai. Ir todėl turėjo iš fizikos žinoma, reiškia, lengvai lūžti galėjo. Jo vėjas buvo kaip tik iš tos papuvusios pusės. Jo, jeigu iš tos pusės pūtė, kur tas čia puvinys kiaurai išėjęs į lauką, tai galima paaiškinti, kad dėl to ir tikriausiai griuvo jo. Na, jeigu nebūtų papuvęs iš vidos pusės? Svarbu tą balaninį medieną aplinkui, jeigu sveika, jos ten yra pakankamai. Iš vaikystės visi žinot, ąžuolai kiauri būdavo, kai karves ganydavom, pasislėpdavom, ąžuolų žaliuoja. 3 vaikai sulysdavom. Stelmužė, kiek metų išgyveno? Ąžuolą sulysdavom, tėviškiai, reiškia, o medį žaliuoja. Tai rodo, kad periferinį, balaninį, ta kitaip mediena vadinama, yra svarbiausia jam. Ir visas gyvenimas palei žievę. Va toj gyvoj medienoj, reiškia, kur brazdas, po žievę, tai va čia visas medžio gyvenims, visa jėga. O vidurys jisai, reiškia, tampa, jeigu jisai išpūva, tai reikėtų išvalyti tik tai, kad neplistų ir viskas. O čia va yra kito kaštono kelmas, taip pat katedros aikštėje. Ir ponas Antanai, ką tas kelmas sako jum? Tai lyg ir paaiškina mum tenai, ką mes kalbėjom. Čia balaninė mediena įsidėsčiusi aplinkui medį. Aš nežinau, kaip ten buvo aukščiau, aišku, bet iš kelmo sprendžiant, tas medis dar galėjo stovėti. Žodžiu, be reikalo nupjautas buvo. Jo audra ir neišvertė, tik šalia ten, kur... Va tokie medžiai, reiškia, lūžimui yra atsparus. Čia jau... Dėl to, kad aiškiai matosi ta sveika mediena aplinkui, jinai reiškia... Dar galėjo... Pakankamai... Galėjo dar gyventi, ar ne? O šiaip kiek kaštonai metų išgyvena? Tėvynė, tai iki 300 metų, kaip rašo literatūrai. O kur jų tėvynė yra? Pietų Europa. Ir čia yra atkeliavę? Jie taip seniai atkeliavę, kai 80 čia kokį. Čia buvo 70, 80. Ir kiek jam galėjo būti metų? Tai tikriausiai panašiai aš... Vydūnas, kai sodino? Spėju, kad čia, reiškia, kartu sodinta, o yra žinomas. Tai ponas Antanas labai gražiau, o tuns net nežinodams datų atspėjai, nes mums bereik sulaukti 3 metų iki 100 kaštonų. Kaip sakė, veina gyvenims iš mūsų atėmė, bet tas jau akivaizdžiai parodo, kad čia mes paskubėjom. Ir tokį pasaką, kur dangus griuva. Ir viena medžio nugriovus mes negalėjom pasmerkti aplinkinių. Dėl to ponas Antanas atvažiavo šiandien aukodams brangų laikį iš Palangos. Už didelę daug metų ir keravojas botaniką sodo medžius. Parką. Visą parką. Kiek Antanai metų ten dirba? Virš 40 jau. Tai patirties turit? Tai nebereikalai vadino. Kingas ekologas. Tai visi ir užsispyrė, kad nupjauti. Na va, štai mes prie tų pasmerktųjų kaštonų. Jie atrodo tiek amžių, niekam netrukdė, nieko nenuskriaudė, niekam nešakelė ant galvos neužkrito. Ir štai Telšių miesto valdžia, Andriau, ką nusprendė?
Nu, nuvertus tam vienam kaštonu buvo priimts toks skubot sprendimas. Aišku, buvo kviesti specialistas. Ir kada iš vieno kaštono pragręžus išbėgo vanduo, buvo nuspręsta, kad labai pavojingi ir reikia nupjauti. Bet aš dar kartą pakartosiu, nebereikalai Žemaičių draugiai kreipėmės į poną Antaną, kad paaukotų brangaus laiką. Ir taip, išoriškai mes į vidų neįlysėm, bet jau mes matėm vieną kelmą, kad Tronpons Antanas pristatė, kaip galėjo išgelbėti ton medį, bet anon reikėjo prižiūrėti. Tas pats ir sutais, o toliau tegu komentuon rimts specialistas, katras 40 metų dirba Palangos botanikos sode. Andriau, mes jau iš tų dviejų kelmų įsitikinom, kad 50% yra padaryta klaida. Ar ir toliau tai bus, ar ir toliau taip galima, Antanai, elgtis ar ne, nuodugniai neištyrus? Matot, kaip yra. Miesto šeimininkai yra šeimininkai. Jie gali priimti ir tokius sprendimus. Šiuo atveju mes pakalbėkim tik tai apie medžius. Aš nesu įgaliotas ar neturiu čia jokių teisių. Kalbėkim apie medžių būklę, apie jų ateitį, apie galimas pavojus, sakykim, apie estetinę pusę. Tai dabar stovim prie šito medžio. Aš nežinau, ar jie čia turėjo tokį sumanimą, ar kaip, bet nupjaustė labai, kaip pasakyti, grubiai. Aha. Čia galbūt, aš galiu lygyti su kitais medžiais dabar, taip, kurie jie yra šalia. Tai galima buvo atlikti tą vadinamą lajos palengvinimą. Gražiai išgenėti, padaryti ažūrinę lają, atitraukti šakas nuo pastato stogo, kurie čia tikriausiai pastato savininkam kelia rūpestį, kadangi braižo, reiškiasi, lietvamzdžius, liečia, aišku, kelia problemą. Yra čia kokie 3 metrai nuo pastato, šiaip medis bus daugiau. Želdynų statymų. Čia jau bus visi 4. Gal ir 4, tai matot, nėra jau toks atstumas, kad jau čia labai blogai. Šiaip iš pirmo žvilgsnio įvertinus, buvo galima imtis kitų tų ūkinių priemonių. Švelnesnių tokių. O dabar jau jums spręsti, aš nežinau, ką čia galima iš šio padaryti, bet jau įdomu čia, kurie atpjaustė, ar jie licencijuoti, ar jie apmokyti, ar jie čia taip, tik tai fizinį darbą atliko kokį, bet labai grubiai čia nupjaustė. Čia jį visai norėjo nupjauti. Tai jie čia norėjo lają pašalinti ir nupjauti jį? Taip. Tada suprantama. Aš galvoju, kai jie čia formavimo. Ne, jau buvo uždėtas kryžius, matot, ateikit, pažiūrėkit. Tada suprantama jų. Juk čia yra ženklas mirties medžiui. Jie pašalina iš pradžių lają, paskui jau nuverčia gabalais pjausti. Taip, kadangi čia viso medžio bijo vers. Kalbėkim toliau, reiškia, polais medžio. Čia yra stipri nuokalnė. Aš bijau, kad galbūt čia reikėtų medžiam palikti polą į šaknim, labai svarbu kvėpavimui. Aha. Suprantamai kalbam. Per daug ir akmens. Jo, dėl to, kad reiškia, šaknim tiek pat svarbu, kaip iš šakom. Turi gauti pakankamai vandens, pakankamai oro. Tai čia šiuo atveju taip yra į mūrį, tavo tenai irgi tas, kur nuvirto, ko gero, reiškia, kada šaknis pasilpsta, jis pradeda silpti pats. Ir atsiranda tie puviniai. Taip, žemaitišką sakant, ko gero, gražinant miestą buvo persistengti, nes mes biški suspaudėm tus medžius. Kaip sakydavau, kad sudėdavo ir etežius, ir išvarydavo ir rekrūtus. Tai tai medai ir etežius dabar sudėti. Ir čia jau galėtumėm priekait reikšti projektuotojam, kad čia ir nepasitart su specialistu stovėti. Dėl to, kad medžiai tai galingi, o polai iš vis nėra. Suprantamai kalbam. Tai čia... Apie medį turi būti aikštelė. Tie architektai neišmanėliai, kurie taip suprojektavo. Gal visai nereikia sakyti, bet klaidą padaryti kažkada. Aš bijau, kad jie bijojo, kad čia
reiškia, parbėgantis vanduo gali gruntą pradėti plauti, tai dėl to jie išgrindė. Aha. Nu, aišku, akmenys turi tuos tarpelius ir viską, bet vis tiek šiek tiek reikėtų duoti šaknim oro. O ir dabar laisvės. prie pat. Dabar, Augustinai. Ir net apibetonuota. Jeigu būtų išbetonuota plytelėm, kur deda ant to mišinio su cementu, tai jau tada būtų labai blogai. Dar ir lempa. O čia aš tikiu, kad čia ant smėlio padėta nusėta, ne? Čia ne Nu, tie akmenys ant smėlio, ne? Ir čia, ko gero, vedant elektrą, dar jom šakneles pakarpė. Nu, tai čia nukenta nebe. jo, kai miestą medžiai jie kenčia pastoviai. Tai jau oro linijas trukdo, tai komunikacijos, tai šaligatviai, Ar, tai bus mašina kokia. gerai, Antanai, ar jūs taip ir Palangos parke elgitės aštriai su medžiais? Nu kaip, nu būsi neteisus, jeigu mes nekertam medžių. Nukertam, įvertinam, kad jeigu jis yra pavojingas arba džiūsta jau, praranda estetinę vertę arba nudžiūsta iš vis, nu tai tada kertam, kaipgi neįsodinam to jau kitus. Na, Bet tai- aš noriu užbėgti už akių Aha. ir noriu pasakyti, čia mes dabar daugiau apie biologinius dalykus, apie augimo sąlygas, bet čia yra istoriniai medžiai, kiek man pasakė. Tai apie istorinius irgi reikėtų kalbėti. Tada imtis visų priemonių, nu kai jie išliktų. O ne. Kadangi jie turi istorinę paveldosauginę vertę, supranta? Aha. Bet turbūt nukirsti, pašalinti yra lengviausias būdas. Nu, aš nežinau, čia reiškia, yra miesto šeimininkai viską, bet aš to nedaryčiau. Nedarytumėt. Aš to nedaryčiau, o jau pasikartosiu, šeimininkų valia. Bet tik galim patarti, jeigu. Andriau, ką tu darytum? Nu, matot, mes įdarom, nebereikalą. Poną Antaną pasikvietėm, rytoj gražiai paskaitą, atvažiuom Vidūno draugijos pirmininkas. Nu, kaip ponas Antanas sakė, gaspadoriam spręsti. Tai mes duodam dabar gaspadoriam apsispręsti. Koks santykis dabar gelbstinčio medžius ir norinčių sunaikinti? Ne, man labai patinka, kad šitą mers jau tų dalykų suprato. Gal supras ir tie žmonės, kad reikia inicijau. Ir aš norėčiau dabar jums pakviesti prie Veina prieš 3 metus sodintą kaštoną ir parodyti, ką panei sunkia prigin. Ir čia ir įrodėms, dėl ko mes turim keravoti tus senūsius miestų medžius. Ir mes pereikėm prie amfiteatrą ir vėlgi su ponu Antanu pašnekėkėm, kaip jis sunkia medelio dabar įsikėpti. O jeigu tep vizualiai vertinant, kokia jūsų nuomonė? Jūs sakėt, nekirstumėt, bet ir... Taip, vizualiai atvertinant, jie pakankamai atrodo dar vešlūs, estetiški. Užbėgsiu į priekį, reikėtų palengvinti, išretinti gražiai, reiškiasi, lajai, palengvinti tą lają. O šiaip vizualiai atvertinant, tai griuvimą, lūžimą, pavojaus nėra aišku, nebent jau labai koks būtų čia kataklizmas. Uraganas, jeigu... Jo, tada jau ir sveiki ir ką gali būti, bet šiaip jie pakankamai dar atrodo neblogai ir man atrodo, kad jau bent Vidūno šimtmečio tai turėt sulaukti. Ir ponas Antanas gražiai sakė, tai mes 25 metų neprižiūrėjom tų medžių. Dėl to ir yra toks pavojus, įsivaizduojant, kaip uns vėsų su lapu. Tai biškėlė, o kaštonas nebėjai, ano tik tas gražiai patvarkyti ir didelė man ta patek mins, kietą metą, Lietuva 100, buvo Vidūno 150. Čia surėmė petės mes ant turim keravoti, į 10 metų turim keravoti, ne po jubilėjaus nupjauti už kartą. Čia ir toks miestas grožis. Tikrai, žmogus katras sugalvoja nuspjauti, uns neįsivaizduojam, kon dar, arba uns ne mūsų krašto gyventos. O, ir dar čia katedra, dvasingumo centras ir kunigas, ir tas, sakė, klebonas palaimino pjovimą, ar teisybė? Klebonas uns pastebėjo, kad medžiai buvo neprižiūrėti ir uns taip gražiai pasakė, kad viskas turi pradžią ir pabaigą. Bet aš klebonau irgi norėčiau pasakyti, kad klebonas turi 70 metų,
uns neuždaro bažnyčios durų, neišeina, uns pasileikt. Tai va ta pradžia pabaiga turbūt tokia labai garbinga, tiek žmogau, tiek medijų. I pamatau tu labai. Taip, taip. Jūs va tą medį nufilmuokit. Aha, tai tada čia viskas kurie ruošiasi ir tada pabandyti išvalyti kiaurai, išeitų vanduo. O gal padarom dar tokį mažą reportažėlį? Tai Antanai, kaip reikia va tokius medžius gydyti arba išgelbėti dar va. Nu, jų žaizdas kaip Čia turim drevę, jau tokią gana seną. Šiuo metu drevės yra neplombuojamos betonu, kaip mes anksčiau darydavom, ten užmūryti ką, bet stengiamasi išvalyti, kad gautųsi natūralus vėdinims. O šiuo atveju čia reikėtų užkalti ką nors, kad nemestų šiukšlių, kad nekristų lapai ir kad nepatektų vanduo. Ir kad toliau pavinys neplėtotųsi. O kada ventiliacija gaunasi, tai sustoja tas spartus puvimas toks. Tonveitel paminė. Reikėtų galbūt patyrinėti ir atrasti, jeigu tas puvinys ateina iki kelmo, o tikriausiai jis ateina iki kelmo, reikėtų čia atverti ir padaryti drenažą. O mes šnekam apie su ponu Antanu, kad to veito pas subtilų meistrą paprašyti, kad jis iškaltų maždaug 6 cm skylelį, tokį gražį, išvalyti puvinį kiek įmanom ir tada medis ventiliuojas. Čia reikėtų tvirtinti ją prie stiebo. O šitoj vietoj gali plyšti, dėl to, kad svoris vis didėja ir didėja. Tai čia jau paprastas statybininkas, inžinierius ar darbų vykdytojas parinktų tam tikrą aukštį, yra tokie diržai ir pririšti prie to, jisai čiut matosi labai ten nieko ir ta šaka nekels pavojaus. O taip tai gali kartais, o žiūrėkit, šitoj vietoj, suprantat, čia yra pėsčiųjų takas. Bet galima ir palengvinti dar biškį. Ir dabar. Jo dar nėra palengvinti, labai reikėtų gerą meistrą, kuris jums išgenėtų, ir tada tie medžiam lengviau ir reiškia ir žmonės gal, ypatingai nuo pastato reikėtų patraukti šakas, ko laikas dabar. O tai šakos norės ant ten. Nu, bet anos dar taip. Pons Antanai, kaip šitą galiūną įvertintumėt? Nu kągi, dabar apeinam aplinkui, atvirų puvinių nėra, tik bijau šaknis čia, bet jis matoma yra atauginęs kitas šaknis, va čia sugadinto šaknis. Ir vėl tie akmenys, ar ne? Taip jis, patys pagalvokit, stovi kažkaip tvirtai, įsitvirtinęs į žemę. Man atrodo, kad kol kas čia pavojaus nėra. Stovi kaip tvirčiamai. Bet ta pati istorija, ar nėra puvinys najas, reikėtų. Yra dabar tų prietaisų, bet aišku, čia pinigai uždeda peršviečia medį. Arba tomai, arba rezistografai tokie vadinami. Tai reiškia, kur duoda vaizdą, kas yra viduj. Nu, į senų laikų tas, kaip minėjau, tas Preslerio grašas. Įgrėžiai, puvinys, tada jie nustatys, kiek bus čia balaninis medienos. Ir tada, jeigu tas puvinys čia pat, tai kaip šnekėjom, galbūt reikia atverti, kad būtų galima išvalyti. Dėl to, kai jūs gražiai paminėjot, kad ten stovėjo kaip ačkoj vanduo. Vienam buvo. Va, čia irgi reikalingas gydymas. Kiek jums begyvens? Nu, Dieve, taip, kas čia sakė, kad prognozėm užsimti yra nedėkingas dalykas. Va, bet vėl. Bet miesti jauns medis, kun tik pasodins. Matot, kaip un sunkia kimbas. Šiaip kažko jie nelinksmi čia, nežinau, taip iš lajos, ne? Čia yra tie su raudonai žiedais, ne? Tai čia yra kultivaras. Ir vėl pažiūrim į šaknis, jos yra užmūrytos, ar ne? Nu, biški. Nu jo, per mažas, bet čia tipinės tos aikštelės, jo tipinės. Ir pažiūrėkiam dabar, kad ir čia. Nu, kad linksmi aš nepasakyčiau, tie medžiai nelinksmi. Mes O kiek? 8-4 metai telšius. Matot,
tokį veitą. Viskas, čia jau unci, ta šakelį pasmet. Čia perskelis. Aš nesakau, kad bloga, bet mes turim suprasti, kad labai sunkia kimbasi gyvenimą dabar mėsti kaštonai. Ir kiti medė. Ir dar mes galim dar prikėt prieiti, aš parodysiu, kad... Bet pažiūrėkim pačio. Jo, žaizdų jau yra, jau užprogramuoti puviniai, jo. Ir nėra žmogaus, ką pateptų. Mes pjaunam 100 metų, mes 5 metų kaštonėlį nepatepam. Kaštonų liga tokia dabar, iš kur jie atsirado ir ką tai reiškia? Nu, čia aš prieš 10 gal metų pirmieji židiniai tie pasirodė. Tai reiškia, kaštonus puola keršoji kandelė. Visi pastebim, kad antroji pusėje vasaros ar dar anksčiau kai kur ant lapų atsiranda tokios rudos dėmelės mažos, jos didėja, jungiasi ir galų gale lapai susiraito, nudžiūsta ir jau rugpjūčio mėnesį medžiai yra negražus. Tik reikia pasakyti, kad nepultų kirsti, čia yra susilpnino tik medį, padaro jį nestetinį, bet reiškia, medis lieka gyvas, tai dabar siūlo grėbti lapus deginti, kadangi žiemoja tas kenkėjas tuose lapuose vieną stadiją. Nu, kiti siūlo tokias juostas ant kamieno klijuoti, kadangi skyla ir prilimpa tokie. O vidūną kažkas lenka ir kas injekcijas kažkokias. Tur labai gera situacija, kadangi ten neleikti išves neveina seną lapų peržiai. Mane išvariai nugrėbėm, išvežėm, todėl tos kandelis atsiron tik tas pačio rudinį pabaigo. Ir anei dėl to mažiausia nukent. Tai dėl to, ką lapus ten sugrėbė. Tu viską, oi viską atimk iš manęs, mėnulį ir saulę, laukų ramunes. Atimk man ramybę, žuvėdrą suklyk, tik meilėje vieną maldauju palik. Atimk man ramybę, žuvėdrą suklyk.